Sveiki, esu Živilė, kūdikių, vaikų, nėščiųjų masažo profesijos mokytoja praktikė. Norėčiau Jums trumpai papasakoti apie vieną dažniausių kūdikių būklių, tai yra padidėjusi kūdikių raumenų tonusą. Labai svarbu, kad tėveliai žinotų ir mokėtų atpažinti padidėjusi kūdikių raumenų tonusą, nes laiku pastebėjus galime padėti mažyliui atsipalaiduoti ir vystytis harmoningai. Tai pateiksiu keletą požymių, kurie rodo, kad jūsų mažyliui gali būti padidėjęs raumenų tonusas. Tai jeigu kūdikis jaučiasi, atrodo įsitempęs, riečiasi atgal C formą, jeigu tampa sunku kūdikėlį aprengti, išplauti pažastis, pakeisti sauskelnes, jeigu atliekant judesius rankytėmis arba kojytėmis, jaučiasi didelis pasipriešinimas ir kūdikio raumenynas atrodo kietas ir standus. Tai gali būti vieni iš požymių, kad jūsų kūdikio raumenų tonusas yra padidėjęs. Taip pat kūdikiai su padidėjusiu raumenų tonusu gali miegoti neramiai, jie nemoka atsipalaiduoti miegodami ir laiko užspaustus kumštukus vėlesnėme negu 4 mėnesių amžiuje. Tai prieš pradedant kūdikio masažą, aš Jums truputėlį norėčiau papasakoti, kaip reikėtų pasiruošti aplinką. Neturėtų būti aplinkoje didelio triukšmo, ryškios šviesos, patalpoje turėtų būti tikrai šilta, kūdikėliams rekomenduojama temperatūra 22-24 laipsniai. Tai rekomenduoju namuose pasidaryti kūdikio lizdelį, nes kūdikėlis apglėbtas jaučiasi saugiai ir jaukiai. Ir žinoma, lizdelis yra reikalingas dėl saugumo, kad kūdikėlis nenukristų. Visus judesius mes atliksime labai lėtai, švelniai, kartosime po 3-5 kartus. Viso masažo metu stengiamės, kad kūdikis būtų maksimaliai atsipalaidavęs ir siekiame akių kontakto. Taigi pradedame. Pradėsime nuo švelnaus glostymo, slystant rankomis žemyn, apkabinant rankeles. Kalbinsime savo kūdikėlį. Taip, sieksime, kad jis atsipalaiduotų. Kartosime 3-5 kartus. Po rankyčių paglostysime krūtinės raumenis, vieną pusę, kitą pusę. Ir krūtinę sujungsime su pilveliu. Iš naujo kartosim. Vieną pusę paglostysim, kitą pusę, nueisime į pilvelio šonus ir rankos susijungs. Švelniai sujungiu krūtinę su pilveliu ir tuomet mano rankos lysta žemyn, pradedu glostyti kojytes. Glostau kojytes žemyn, taip, bendrauju su savo lėliuku ir tuomet pradedu masažuoti kojytę. Taip, masažuodama kojytę stengiuosi, kad įsitempę raumenukai atsipalaiduotų, kūdikėlis nesuirstų ir jam masažo procedūra būtų labai maloni. Glostau kojytę švelniais judesiukais. Taip, tuomet pereinu prie pėdutės. Švelniai pėdutę glostau nykščiais. Suku keletą ratukų aplink kulniuką. Piešiu 7-tuką nuo 1 pirštuko link 5 ir žemyn link kulniuko. Piešiu 8-tuką. Taip, vėl švelniai paglostau pėdutę. Ir ištempiu kiekvieną pirštelį.
Kadangi labai dažnai prie padidėjusio raumenų tonuso kūdikiai laiko pirštelius užgniaužtus, tai mums labai svarbu kiekvieną pirštelį išmasažuoti ir atidaryti. Vėl švelniai paglostau. Taip. Po to švelniai glostau nugarinę kojytės dalį. Taip. Ir švelniai pavoluoju. Apkabinu kūdikio kojytę delnais ir atlieku volavimo judesį, švelniai lenkdama ir tiesdama kojytę. Taip. Ta patį kartosiu su kita kojyte. Atlikus kojyčių masažą, pereisime prie pilvuko. Švelniai glostome kūdikiui aplink bambą 2 pirštais ir pradedam sukti pagal laikrodžio rodyklę ratukus, kol mūsų visas delnas apims visą kūdikio pilvelį. Labai svarbu, kad masažuojant pilvelį kryptis būtų tik pagal laikrodžio rodyklę. Toliau kitas judesys vadinasi valytuvas. Uždedu savo pilną delną kūdikio dešiniajame pilvuko šone ir važiuoju link kūdikio kairės pusės. Atlieku judesį tik viena kryptimi pagal laikrodžio rodyklę. Taip. Tuomet švelniai glostau, kūdikio dešiniajame šone keliu į viršų, kairiajame šone leidžiu žemyn. Judesio kryptis tik tokia. Taip, masažą baigiu, švelniai glostydama žemyn ir lyg semdama vandenį užkabindama. Taip. Šaunuolis mūsų modelis. Toliau pereinu prie krūtinės. Pirštų pagalvėlėmis keliauju nuo krūtinkaulio į šonus. Toliau nuo krūtinkaulio link peties. Švelniai apkabinu petukus ir išmasažuoju įsitempusius raumenukus. Taip, mūsų modelis labai geras, labai ramus. Paglostau švelniai krūtinės raumenukus. Ir keliauju į rankytes. Vėl rankytes apkabinu, glostau žemyn. Taip. Ir pradedu masažuoti vieną ranką. Tai mūsų modelis puikiai parodo, kaip atrodo kūdikiai esant padidėjusiam raumenų tonusui. Kūdikiai laiko kumštukus užgniaužtus, taip. Tai mes labai švelniai bandome 2 nykščiais atidaryti kūdikio pirštukus, atidaryti delniuką ir lyg virų košę virdami, švelniai atidarius pirštukus, masažuojam delniuką. Taip. Tuomet atidarome pirštelius su nykščiu ir bandome kiekvieną pirštuką ištempti. Taip. Nuvažiuojame su savo nykščiu link kiekvieno pirštelio ir ištiesiame. Taip, pakartojame keletą kartų. Taip, labai gerai, labai gerai. Taip, tada rankytės masažas tas pats, kas ir kojytės. Rodžiau, kad apkabinama švelniai ir lyg glostome žemyn. Taip. Pridedame švelnius glostymus, atidarant pirštukus. Kylame aukštyn, leidžiame žemyn ir atidarom pirštelius. Taip. Pabaigoje irgi atlieku volavimą. Fiksuoju kūdikio rankytę delnais ir
judindama aukštyn žemyn atlieku volavimą. Taip, šaunuolis mūsų lėliukai, šaunuolis. Taip, dabar versimės ant pilvuko. Taip, apverčiame kūdikį ant pilvuko. Jeigu matome, kad jūsų kūdikėliui yra sunku laikyti galvą, mes kūdikio lizdelį galime naudoti kaip atramą po pilveliu. Tada kūdikėlis labiau atsipalaiduos ir jam masažo procedūra bus dar malonesnė. Kaip motyvacija, kad kūdikis gulėtų ant pilvo ir keltų galvytę, mes galime pasidėti veidrodėlį, galime pasidėti žaisliuką, taip, nes kūdikėliui greitai atsibosta gulėti ant pilvuko, tai mes turime jį motyvuoti. Nugarytę švelniai glostau delnai žemyn. Tuomet pakeičiu rankas į priekinę dalį, keliu aukštyn, apkabinu rankutes ir švelniai sugrįžtu. Kartoju, keliu aukštyn, nueinu į rankutes ir švelniai grįžtu. Taip, pakartoju per rankučių. Tuomet fiksuoju kūdikį savo viena ranka su kitos rankos delnu, atlieku žiedinį delno pagrindų glostymą. Iš viršaus į apačią glostau pilnu delnu. Kartoju kiekvienoje pusėje po 3 kartus. Taip, vėl paglostau. Mūsų kūdikėlis jau beveik atsipalaidavo, jaučiasi gerai, šypsosi. Taip. Tuomet po šito judesio nykščiais pradedu nuo pakauškaulio gumburų, švelniai suku ratukus ir keliauju žemyn pagal trapeciją. Taip. Labai dažnai čia kūdikėliams bus įsitempę raumenukai, tai tikrai viršutinę trapeciją turit išmasažuoti. Taip, vėl paglostau. Taip, švelniai glostome kūdikio nugarytę, paglostom dar kartelį kojytės. Ir pabaigiam priešingos rankos ir priešingos kojos glostymu. Kviečiu tęsti masažo praktiką namuose, nes net ir kelios minutės švelnaus prisilietimo kasdien turi labai didelę įtaką jūsų mažylio raidai.